Sveiki, brangūs draugai. Su jumis Valdemaras ir podkastas 5 minutės. Nereikalingas joks pasiteisinimas. Tada jis tarė jiems: taigi viešpats šiandien yra jums liudytojas ir jo pateptasis yra liudytojas, kad neradote nieko mano rankoje. Ir jie sutiko, jis liudytojas. 1 Samuelio 12 skyrius 5 eilutė. Nepatenkinamą troškimą pasaulietiškai galiai ir turtams dabar yra taip pat sunku išgydyti, kaip sunku buvo tai padaryti Samuelio dienomis. Krikščionys stengiasi statyti, kaip stato pasaulis, rengtis, kaip rengiasi pasaulis, mėgdžioti papročius tų, kurie garbina tik šio pasaulio Dievą. Dievo žodžio pamokymai, jo tarnų patarimai ir pabarimai ir netgi perspėjimas siųstas nuo jo sosto, viskas atrodo bejėgiai numalšinti šią bevertę ambiciją. Kada širdis nutolsta nuo Dievo, tada užtenka bet kokio preteksto pateisinti jo autoriteto nepaisimą. Patys naudingiausi žmonės retai kada yra įvertinami. Tiems, kurie dirbo aktyviai ir nesavanaudiškai dėl savo žmonių, kurie buvo įrankiais pasiekiant didelių rezultatų, dažniausiai yra užmokama nepagarba ir abejingumu. Tokie žmonės gali jaustis, kad su jais elgiamasi labai neteisingai, kada jų nepaisoma, o į jų patarimus žiūrima pro pirštus. Tačiau tegul jie mokosi iš Samuelio pavyzdžio ir neteisina savęs, jei Dievo dvasia neginčiamai skatina tai daryti. Garbė priklausanti tam, kuris baigė savo darbą, yra daug vertingesnė už sveikinimus ir aplodismentus, kuriuos gauna tie, kurie tik pradeda atlikinėti savo pareigas ir dar nebuvo išbandyti. Kaip daugelis, palikdami savo atsakingas pareigas, galėtų pasakyti, kas iš jūsų gali įrodyti mano nuodėmę, kas gali pasakyti, kad aš nusisukau nuo teisingumo ir paėmiau kyšį. Aš niekada nesusitepiau kaip žmogus, įgyvendinantis teisingumą ir vykdantis teismą. Kas šiandien galėtų pasakyti tai, ką pasakė Samuelis, palikdamas Izraelio žmones dėl to, kad jie buvo pasiryžę turėti karalių. Drąsus kilnus teisėjas, tačiau kaip liūdna, kad toks garbingas žmogus turėjo žemintis, kad save apgintų. Su jumis buvo Valdemaras ir podkastas 5 minutės.